Buvo veiksmo, bet buvo vienas iš geresnių. Tikriausiai ėjimas į vandenį, ten buvo nešiuojant tukras. Svarėm komandą į vandenį. Tai šitas punktas man patiko, nes čia tokia įdomi užduotis. Reikėjo čia visai komandai dirbti. Mes tokia esam visa komanda labai jau susigrupavę, visi žinom viens kitą. Tai, nežinau, viena iš geriausių užduočių man labai patiko. Užduotis buvo. Užduotis labai įdomi. Su plytom irgi labai įdomu, bet labai sunku iš tikro. Taip, labai sunku. Tipo, labai daug reikia stabilizuoti save ir reikia įtempti žiauriai pėdų raumenis. Nu, pirma įdomu. Galima ištestuoti, galima labai gerai ištestuoti savo jėgas, savo bicepsą, draugų pasitikėjimą. Merginom sunkiai aišku buvo šitą, bet gerai, paė. The school race was designed to challenge participants in various aspects, not just movement. The obstacles included a navigation course with circles, cones, and bubbles, testing agility and coordination. Participants also demonstrated their problem-solving skills through puzzles and crosswords and their environmental awareness by sorting garbage. To further test the participants' determination and resilience, they were tasked with throwing chestnuts into a bucket. And the last but not least, the participants had to create the idea for an environmental social media campaign. The winning team was determined by the fastest time to complete all obstacles. Faina buvo smagu pabėgioti, labai faina komanda buvom įsirinkę, labai fainas pavadinimas.